Tai taigi pati registracijos forma nėra sudėtinga, labai pasirinkam paslaugą, pakol kas dar tik tai viena paslauga, matau dar vienas kitas vertimas nepadarytas, galima papildomą valandą, papildomą žmogų, šiaip pirtis yra nuo 1 iki 6 žmonių, minimalus yra 2 valandos užsakymas, tai jokio skirtumo ateis 1 ar 6, vis tiek kaina yra ta pati, jeigu ir daugiau žmonių, tai mes čia galim prisidėti papildomai. Tai ir mes galvojam, kad pas mūsų bus papildomai ateis papildomas žmogus ir mes dar 4 valandom būsim 7, užsidedam varnelę, spaudžiam tęsti. Tai va, čia jau susidėjo mūsų visos paslaugos, kas tikrai labai patogu, mokam mes per WooCommerce sistemą, galima pasirinkti laiko, čia iš karto mums jau paskaičiuoja, kokios galimybės atsiranda, palei mūsų numatytas 4 valandų, tai va ryte laikas, vakare arba naktį, sakykime, nuo 8, čia užsipildo informaciją, teikiam užsakyti ir paspaudžiam rezervuoti. Automatiškai yra suma, galima susimokėti ir rezervuoti savo norimą pirtį, užsipildom duomenis ir padarom atsiskaitimą. Tai iš tikrųjų pakankamai labai paprastai pasakau,